Bitcoinas gavo lokalų atšokimą nuo mūsų kritinės ribos ir kol kas juda pagal mūsų scenarių. Dabar Bitcoinas vėl lokaliai juda link mūsų kritinės ribos, tai yra link 60 tūkstančių dolerių ir kyla klausimas, kas mūsų laukia toliau, ar mes galime tikėtis pramušimo ir kainos kritimo žemiau nei 60 tūkstančių dolerių, ar vis dėlto mes galime tikėtis, kad gausime pilnavertį atšokimą ir eisime aukštyn. Tai būtent apie tai mes šiandien kartu su jumis ir pakalbėsime ir pasistengsime įsiaiškinti, kur gali būti Bitcoino dugnas, kada jis gali būti, bei svarbiausia, kaip Bitcoinas atrodo lokaliai. Nepamirštam paspausti like ir subscribe mygtukus bei parašyti savo mintis komentarę. Taip pat noriu visus jūs pakviesti į mūsų nemokamą Telegram grupę, kurioje jūs galite rasti daug naudingos informacijos apie kriptovaliutų rinką. Tai galite pasinaudoti nuorodą esančią šio video aprašyme arba tiesiog nueikti į paieškos laukelį, parašykite Arktika Kripto ir jūs atsidursite mūsų nemokamai grupiai. Čia jūs matėte, kad mes rašėme, kad bear marketas maždaug trunka apie 12 mėnesių, tai yra maždaug apie metus ir dabar mes turime jau 9 mėnesį, kai turime bear marketą ir pas mus iš tikro liko apie 3 mėnesinės žvakės, tai yra apie 3 mėnesius, kada mes galime suformuoti dugną. Šiandien apie tai mes ir pakalbėsime, pasižiūrėsime Bitcoinų ciklus ir pasižiūrėsime, kiek trunka bull marketas, kiek trunka bear marketas ir tai jūs aiškiai pamatysite grafike. Šiandienos video noriu pradėti nuo štai šito mėnesinio Bitcoino grafiko. Mes jau esame keletą kartą apie jį kalbėję ir aš sakiau, kai tik prasidės gegužės mėnesis, mes matome, kad kiekviena linija pažymi gegužės mėnesį ir tai yra būtent tada, kada mes turime bear marketą. Tai yra štai čia yra pas mus bear marketas, štai čia pas mus prasideda gegužės mėnesis, judame mes į vasarą, į atostogų metą ir matome, kad rinkoje vyksta korekcija ir mes galiausiai gauname maždaug apie 50% kritimą. Tai ką mes matome dabar? Tai dabar mes matome, kad štai čia pas mus yra bear marketas, štai čia yra pas mus gegužės mėnesis ir aš sakiau, kad mes galime bandyti atkartoti prieš tai esančius etapus, tai yra štai čia ir gauti korekciją. Tai yra mes turėjome pakankamai daug ženklų, kad Bitcoinas atrodo silpnai ir bent jau iki 60 tūkstančių ribos mes tikrai galime nueiti. Šiandien mes pabandysime suprasti, ar mes galime nueiti dar žemiau ir ar galime suformuoti naują dugną. Jeigu mes žiūrėsime štai šitą grafiką, tai mes matome, kad kol kas turime maždaug tik pusę korekcijos pagal štai šitą etapą, tai yra mes kol kas matome, kad korekcija yra apie 25%, tai yra mes dar turime vietos, kur kristi žemiau. Aišku, šitas tikslas, kuris yra štai čia, tai čia yra maždaug apie 38 tūkstančius dolerių, tai yra labai optimistiškas tikslas, tai šiandien mes pakalbėsime, į kokias palaikymo zonas verta atkreipti savaitinėme grafike. Tai sekantį grafiką mes turime štai tokį ir iškart jūs galite pastebėti, kad štai čia mes turime dvi palaikymo zonas ir noriu paminėti, kad čia mūsų galimas dugnas ir aš sakyčiau, kad nuo 47 tūkstančių dolerių ir iki pat 58 tūkstančių dolerių mes galime bent jau pabandyti kaupti poziciją dalim ir bandyti pagauti dugną. Taip pat mes pakalbėsime apie štai šitą formuojantį divergence, ką jis reiškia ir ką jis gali duoti. Toliau mes turime štai tokį grafiką, tai galimai jau kažkas esate matę, nes aš esu jau daug kartų rodęs, bet dar kartą noriu priminti, kad Bitcoinas turi savo ciklus, tai yra štai čia bull marketas, štai čia bear marketas ir mes matome, kiek laiko jis trunka. Tai jeigu trumpai tariant, bull marketas pas mus trunka maždaug apie 1064 dienas, o bear marketas apie 12 mėnesių, tai yra apie metus. Ir mes mūsų nemokamą Telegram grupę rašėme, kad dabar eina 9 mėnesis ir greitai mes galime suformuoti Bitcoino dugną, štai čia suformuoti divergence ir judėti į bull marketą. Toliau mes turime štai tokį grafiką ir aš esu pažymėjęs, kur gali būti mūsų lokalus dugnas. Aišku, mes neapsėsime be to, kad mes gausime kažkokį kanalą arba konsolidaciją ir kurį laiką mes galime jame judėti. Tai galime labai paprastai pasižiūrėti į štai šitą situaciją. Štai čia buvo mūsų bear flagas, mes pamatėme štai čia jo pramušimą, jis puikiai atidirbo ir štai čia mes turime kylantį kanalą, tai yra šoninį judėjimą ir kurį laiką mes judėjome kanale. Tai būtent ir dabar po tokio kritimo mes galime sudaryti kažkokį kanalą, kol kas mes neturime jo ribų, bet greitų metų aš manau, kad šitos ribos bus aiškesnės ir mes galėsime šiek tiek detaliau pasižiūrėti, į ką verta atkreipti dėmesį ir kur galima bandyti užsiimti savo entry tašką. Taip pat verta atkreipti dėmesį į savaitinę žvakę, tai yra štai šitą ir reikės stebėti, kaip jinai užsidarys, nes mes matome štai čia, kad buvo pirmas impulsas, štai čia irgi turime tokį pirmą impulsą, šiek tiek aš grafiką jums priartinsiu, tada sekančią savaitę mes turime dar vieną impulsą, tai yra štai čia ir dar vieną savaitę mes turime dar vieną impulsą,
statuso, tai yra mes galime pratestuoti štai šitą palaikymo zoną ir tik tada jau judėti šoniniam judėjimo, taip sakant, kanale. Prieš tęsiant video toliau noriu priminti apie VEX kriptovaliutų biržą. Aš asmeniškai ją naudoju jau apie 2 metus ir tikrai esu patenkintas. Čia yra labai viskas patogu ir svarbiausia, kad yra labai daug naujų eventų, kuriuose jūs galite dalyvauti bei gauti dar papildomus bonusus už tai, kad prekiaujate. Kas dar neturite paskyros, tai būtinai užsiregistruokite pagal mūsų duotą nuorodą arba pasitikrinkite, kad būtų įrašytas referral code žodis Arktika arba jį įrašykite. Tai yra, kur čia matote referral code, įrašykite žodis Arktika ir jūs gausite daug įvairiausių bonusų nuo mūsų. Pats pagrindinis bonusas, kurį jūs galite gauti, tai jūs gausite lygiai po 24 valandų, kai atliksite registraciją VIP2 statusą, o tai reiškia, kad jūs turėsite ženkliai mažesnius komisinius mokesčius. Toliau trumpai noriu pakalbėti apie Divergence ir kas nežinote, ką tai reiškia, tai jūs dabar sužinosite, į ką verta atkreipti dėmesį ir kas yra tas Divergence. Visų pirma, mes įsijungime indikatorius ir iškart noriu paminėti, kad štai čia yra mūsų Divergence, tai trumpai tariant, mes turime kažkokias mažėjančias bangas, tai gali būti štai taip, o indikatorė mes turime visiškai priešingą vaizdą, tai yra štai čia kaina pas mus juda mažėjančiam bangom, o indikatorė matome, kad bangos yra didėjančios ir tai sudaro mūsų Divergence, o Divergence'as reiškia, kad mes turime kainos silpnumą ir greitų metų bandysime keisti trendą. Taip pat verta paminėti, kad kuo yra didesnis time frame'as, tuo yra stipresnis šitas Divergence'as ir jis gali suveikti ir turi suveikti žymiai stipriau, nei jeigu mes lyginsime, tarkim, 1 valandos time frame'o grafiką su 1 savaitės time frame'u. Taigi paimkime štai šitą grafiką ir pabandykime rasti kiekvieną ciklo Divergence'ų savaitinėme grafike, tai aš greitai jums noriu pažymėti ir parodyti, kad jie tikrai veikia ir tikrai verta atkreipti į jos dėmesį. Ir štai čia mes matome mūsų Divergence'us, tai štai čia yra mūsų bearish Divergence'as, štai čia yra bullish ir atitinkamai dabartinėme cikle turime labai panašius Divergence'us. Na ir matome, kad indikatoriai yra štai tokios bangos ir kol kas mes formuojame bullish Divergence'ą, bet čia yra savaitinis grafikas ir gali šiek tiek užimti, kol mes suformuosime dar vieną dugną ir tik tada bandysime pereiti prie bull marketo. Na ir matome, kad mūsų timingas visai sutampa, mes dar turime pakankamai vietos, kad suformuoti štai šitą Divergence'ą, tai yra naują dugną ir tik tada bandyti keisti trendą. Toliau noriu trumpai pakalbėti apie bear flagą, tai mes matome, kad štai čia yra pas mus bear flagas, kurį sėkmingai pradėjo veikti, mes tu ir tikėjimas ir aš daug kartų buvau jūs įspėjęs. Tai jeigu mes žiūrėsime štai šitą modulį, tai yra mūsų bear flagą, mes matome, kad jo tikslas yra maždaug ties $55,000 ir kol kas mums nepavyksta grąžinti štai šitos zonos, o mes bandome tik patvirtinti kaip veidrodinę zoną, tai yra prieš tai jinai veikia kaip palaikymo zona, o dabar tikriausiai bus kaip pasipriešimo zona ir mes matome, kad kol kas bandome tai patvirtinti ir bandome suformuoti dar vieną mažėjančią bangą. Tai čia mes turime šiek tiek aiškesnį grafiką, tai yra štai čia kanalas, čia yra kanalo apatinė riba ir praeitame video aš sakiau, kad mes turime atkreipti dėmesį į štai šitą palaikymo zoną, tai yra prieš tai esančią palaikymo zoną, dabar jinai bando tapti veidrodinę zoną, ką aš jums ir minėjau ir mes matome, kad buvo lokalus atšokimas, mes pratestavome štai šitą zoną, mums nepavyko grąžinti šios zonos ir užsidaryti aukščiau jos, kad suformuoti V arba U formaciją ir kol kas mes patvirtiname, kad šita zona yra tikrai veidrodinė ir jinai veikia kaip pasipriešimas. Taigi, jeigu mes dabar matysime, kad bitkoinas pramuš $60,000 ribą, čia yra kritinė riba, apie tai mes dar toj su jumis pakalbėsime, tai reiškia mes judėsime pagal štai šitą mūsų scenarijų ir pasieksime naują dugną. Taigi štai čia mes turime sekantį bitkoino lokalų grafiką, tai čia yra 4 valandų time frame'o grafikas ir mes matome, kad gavome mes rejectą nuo lokalaus pasipriešinimo levelio ir šiek tiek mums truko, kad protestuoti štai šitą pasipriešinimo zoną, apie kurią aš ir minėjau ir tikėjausi, kad atšokimas bus šiek tiek aukščiau, tai yra iki $65,000 ribos, o turėjome maždaug iki $64,000. Na ir dabar mes matome, kad bitkoinas užtikrintai juda protestuoti štai šitą mūsų kritinę ribą, kuri yra ties $60,000 riba. Taigi, į ką verta atkreipti dėmesį, tai visų pirma, kai mes ateisime iki šitos ribos, mes čia tikriausiai gausime, kad kritimas bus sustabdytas, galimas kažkoks atšokimas ir jeigu šitas atšokimas bus silpnas ir matysime, kad štai čia formuojasi dar viena lokali mažėjanti banga, tai reiškia mūsų laukia pramušimas ir bandysime padaryti štai šitą ribą kaip veidrodinė, tai yra kaip nepalaikymą, o kaip pasipriešinimo levelį, tai yra kaip pasipriešinimo mūsų zoną. Ir tada, aišku,
mūsų laukia dar vienas impulsas į apačią, kaip ir rodžiau savaitinėme grafike, kas tikrai būtų logiška. Na ir taip atrodo mūsų dienos grafikas, tai mes matome, kad štai čia turėjome labai aišku modulį, apie kurį mes kartu su jumis ir kalbėjome, ir štai čia yra mūsų tikslas. Ir aišku, mes galim pamatyti kažkokį lokalų kanalą, tai yra šoninį judėjimą ir keletą retestų nuo mūsų kritinės ribos, kurią mes ir turime stebėti, ir rekomenduoju ją savo nusibrėžti grafike ir žiūrėti, kokia bus reakcija. Toliau noriu jums priminti, kad kol mes turime štai tokią rinką, tai aš siūlyčiau prekiauti lokaliai ir bet kokiu atveju fiksuoti savo pelną. Tai būtent tą mes ir darome mūsų uždaroje bendruomeniai. Tai čia aš parodysiu paskutinį mūsų sandorį. Čia mes turime monetą H ir aš rašiau, kad jinai turi kainos spaudimą ir tikriausiai mes galime pamatyti visai greitą impulsą į viršų ir gauti maždaug apie 30% augimą. Tai mes galim pasižiūrėti, kad štai čia yra mano rezultatas, buvo tikrai pakankamai geras ir greitas impulsas. Taip pat štai čia yra Solana irgi pakankamai gerai atidirbo ir mes tikėjomės, kad lokaliai bet kokiu atveju mes gausime atpirkimą, tai yra bent jau kažkokį atšokimą ir puikiai tas atidirbo. Na ir štai čia noriu trumpai paaiškinti, ką reiškia tas kainos spaudimas. Tai mes matome, kad štai čia buvo stiprus kritimas, tada mes formavome štai tokį kainos spaudimą, tai reiškia kaina spaudžiasi prie pasipriešinimo zonos levelio ir bando jį pramušti. Tai mes matome štai šitą vietą tikrai buvo pakankamai geras ir saugus sandoris, aišku galima buvo pasiimti tikrai didesnį profitą ir matome, kad štai čia buvo ne 30% augimas, o apie 90%, bet mes pasiėmėme savo tikslą, atidirbome mūsų scenarius ir pasidarėme savo profitą fix ir esame visi laimingi. Tai bet kokiu atveju jūs turite turėti kažkokią strategiją, planą, kaip jūs prekiauti ir nusistatyti savo lūkesčius bei tikslus. Tai kas norite kartu su mumis prekiauti, analizuoti rinką bei ieškoti naujų setapų, tai tikrai visų laukime mūsų uždaroje bendruomeniai. Jūs galite parašyti mūsų administratoriui ir ten galite sužinoti plačiau. Taip pat mes turime gegužės mėnesio statistiką, tai su ją galite susipažinti irgi šiek tiek detaliau ir visas nuorodas jūs rasite šio video aprašyme. Na ir dabar trumpai noriu paminėti apie įfirimą, tai ką aš esu sakęs prieš tai, tai viskas yra aktualu. Kol kas mes matome, kad pramušime štai šitą trendo liniją ir aišku pats geriausias entry taškas, kurį aš norėčiau paimti, tai ties štai šitų palaikymo levelių. Jeigu kalbėti apie saugesnį entry tašką, tai aš jums esu įskyręs štai tokią palaikymo zoną, jinai yra štai čia ir jinai prasideda nuo $1000 ir tęsi iki $1400. Taigi trumpai tariant, štai čia mes turime tokį modulį, mes pramušime jo apatinę ribą, tai yra trendo linija, kol kas mes bandome eiti link šitos zonos ir štai čia mes galime bandyti pagauti dugną ir pasimti savo entry taškus. Tikiuosi video buvo naudingas, nepamirštam paspausti like ir subscribe mygtukus bei būtinai parašyti savo mintis komentare.